fame and all the pussy that come with it. So full of focus, I'm insisting on keeping it going. The franchise, I exist in the league of my own. Expect attention, I'm familiar with being ignored. The true back, tainted, locking and closing the door. Brick wall in the road, I won't move. The king, I'm like Roy in the ring, I can't lose. Show the face of what compare to man. You wanna walk? Motherfucker ain't hard to find. I holler back, nigga. Can't be touched, can't be stopped, can't be moved, can't be rocked, can't be shook. We hot when real niggas burn. Came to get crunk, came to bring life, came to get it started, came to get it right. Turn down the music, turn up my mic. When real I move when my heart say move. Feels like a lion, got nothing to prove. Stubborn as a hot damn mule. God in my corner, nigga can't lose. Try to pick me out my hot damn shoes. See how quick I drop up and give you bitches the blues. They gon' see you on the hot damn news. And I ain't leaving nothing. Linking me to the crime, not a print, not a hot damn crew. Beating these niggas down is what I came to do, and I ain't playing by a hot damn rule. Shaking you niggas down if you ain't paying your dues. We passing up your block and ooh, my screws are loose. Don't call my hand, cause you gon' make me act a hot damn fool. Dead discussion, you will not win, cause I will not lose. can't be touched, can't be stopped, can't be moved, can't be rocked, can't be shook. We hot when real niggas burn. Came to get crunk, came to bring life, came to get started, came to get it right. Turn down the music, turn up my mic. Kaip vertinote šio sezono pradžią? Nu jo, šį sezoną pradėjom 10 savo komandos ir nusiteikę kovingai. Pirmos rungtynės visai neblogai pasisekė, buvom iškovoję 5 pergalės, dabar tik šis savaitgalis gavom dušą namuose nuo klaipėdiečių. Nepavyko atsirevanšuoti už praeitų metų kovą dėl 3 vietos, bet manau dar ilgas sezonas, dar mes turim daug ką taisyti ir pradžia gera, o matysim, sakau, reikia dar pataisyti smulkės detalės ir manau, potencialo turim dar daug. O kokie šio sezono tikslai? Tai kaip minėjau, pradėjom jau šiemet 10 savo komandos sezoną ir norisi, kad tas jubiliejinis sezonas būtų kažkuom įsimintinas ir pagrindinis komandos tikslas šį sezoną pasidabinti medaliais. Kokios jau prabos, manau, nėra didelė reikšmė, aišku, bet medalių šį sezoną tikrai norėtumėm. Su kokiais didžiausiais sunkumais susidurėte treniruodamas komandą? Pagrindinė gal mūsų problema tokia yra, kad vietoje neturim visų krepšininkų, turim studentų. Dabar tiksliai skaičių nepasakysiu, 4-5 studentai, kurie negali mūsų treniruočių procese dalyvauti ir gal pagrindinė tokia mūsų problemėlė yra, kad susirenkam dažniausia ketvirtadieniais, bet ir tai kitą kartą vieno kito trūksta ir tų treniruočių bendrų truputuką pasigendam, bet sezonas ilgas, manau, jau ne pirmą sezoną taip žaidžiam, tai eigoj dar po biškį susistiguosim ir manau, rezultatas turėtų būti. Kokių dar turite pastebėjimų? Pastebėjimai. Tų pastebėjimų gal ir daug nėra, bet labai norėtumėm padėkoti mūsų rėmėjams. Tikrai labai džiaugiamės, kad su kiekvienais metais vis daugiau rajono įmonių prisideda prie mūsų komandos ir tikrai, sakau, jų ratas vis didėja ir labai džiaugiamės, kad jie lieka nebejingi krepšiniui ir manau, toliau labai gražiai, tvarkingai su jais bendradarbiausim. Ir aišku, dar gal norėtus žiūrovų daugiau pasikviesti į mūsų namų rungtynes, nes tikrai žaidimas gan aukšto lygio. Aišku, mes bandysim iš savo pusės dar kažkokių akcijų su rėmėjų pagalba pagalvoti, kad tuos žiūrovus į mūsų namų rungtynes dar labiau sumotyvuotumėm pakviesti. Tai tiek gal.